irgi kabutėse yra superiniai prie daugiabučių, bet greitosios privažiavimas sprendžiamas ne pagal laiką, aš taip turėčiau suprantu kaip gyventoja. Jeigu paskambini įsikviesti greitąją ir iš dispečerės užgirsti pasiūlymą atvykti pačiam pacientui, tai man atrodo, kad mums greitojų trūksta. Mano manimu. Žiūrėkit, netame, čia jums kas atsako? Jums atsako Vilniaus greitosios centras. Ne, teko susisiekti ir su pačia Ukmergė, suprantate, ir gautas ne vienas atsakymas, suprantate, kad atvykti prašome patiems. Nu tai žiūrėkit, bet kodėl jūsų prašo? Ten ir yra Tai palaukit, tai gerai, aš Ukmergėj gyvenanti, gal aš rasiu su kuo atvykti, bet kas liečia kaimo vietovės, tai aš abejoju. Tai žmogus metuose, ar jisai sugebės rasti su kuo atvykti. Žiūrėkit, savivaldybė, ir žinot, kas greitąją tarnybą telefoną sucentralizavo. Mes kaip savivalda neturim įtakos, kad jums reiškia pasakytų, kad liepia atvykti patiem, nes ne dėl to, kad neturi greitosios, tai yra klausimas. Dažniausiai, jeigu yra nesunkus ligonis, kurį galima pavežėti, kuriam aukšta temperatūra, visada pirmą siūlo atvykti pačiam, kad atsitikus tikrai nelaimiai, autoįvykį būtų išsaugotas budintis ekipažas. Tai čia ne Ukmergės išmanymas, čia yra visos Lietuvos tendencijos. Tai tikrai nereikia, pavyzdžiui, sakyti, kad mes turėsim daugiau ekipažo ir jum atvažiuos paprašys kiekvieną kartą ir nesiūlys atvažiuoti patiem. Taip nebus. Pirmiausia, jums siūlys atvykti. Ten yra visa metodika, pagal kurias... Tai palaukit, tada aš už ką moku mokesčius. Už tai, kad pati susirgus važiuočiau į priėmimą? Žiūrint, kaip jūs susirgot. Iš tikrųjų, kaip jūs susirgot. Suprantam, kažkaip tai vis tiek reikia nors palikti tiek, kiek turime šiai dienai. Tai mes viršėm, pas mums priklauso 2,2 posto, mes turim 2,5. Mūsų norma yra 2,1. Ir kaip sako, jeigu mes kalbėjom su kolektyvu, reiškia, prijungim prie Vilniaus. Vilnius pasakė, pas jūs bus tiek ekipažų, kiek priklauso. Tai reiškia, pas mus bus 2 ekipažai. Tik tai paskui, jeigu reikės, jie prijunginės, lauksim iš Vilniaus atvažiuojančių. Taip, kad bandymas spręsti kolektyvo problemą, pajungiant bendruomenę, kad mes čia, kad mūsų būtų sistema, kad mes valdytume dispečerinę, kad mes atsakytume už viską, taip, aš sutinku, tada mes sakytume, jeigu jums sako dispečerė, jūs atvažiuokit pati, greitoji stoji nevažiuoja, mes neštume atsakomybę. Bet kai mes kelius kartus tikrinom, gyventojai sako, įvyko atvejis, greitoji pagalba atvažiavo už tiek laiko. Mes patikrinom. Tai klausimas, dėl ko tada toj greitoji važiavo taip ilgai? Tai reiškia pasmėsnių trūkumas. Ne, palaukit. Pasirodo, kad greitoji atvyko per nustatytą laiką nuo gauto įsakymo, kada perdavė operaciją, iki vietą. Mūsų ekipažas atvyko laiku, bet visą procedūrą, kol užtrūksta, kol išklausinėja ar kitus dalykus, tai mes už tai neatsakom. Tai sakyti vienareikšmiškai, kad turėkim daug ekipažų ir visur suspėsim, tai nėra teisinga. Turėkim ekipažus ir juos naudokim būtiniausiai skubiai pagalbai, o jeigu žmogus turi aukštą temperatūrą ir yra galima, kad kažkas paveža ar atveža, tai iš tikro būkim pilietiški ir atvykim patys į priimamąją, kad įsaugot budėjimą iš tikrųjų tikrai nelaimė. Va toks principas. Na viskas aišku, atsakymą tikiuosi sugausime raštu. Dėkui. Administracijos direktorius dėl šiukšliadėžių antrąjį klausimą. Labą dieną, Astros Eikienė klausė. Manau, kad laikas būtų mieste pastatyti šiukšliadėžes, nes nepatogu žmonėms. Konkrečiai norėčiau sužinoti, kuriuose vietose galite kreiptis pas seniūnę Zitą Pečiulienę. Prieš keletą metų, 12 metais, mes mieste buvo nemažai šiukšliadėžių naujų pastatyta, ten, kur didėtis susibūrimo vietose. Kur rekonstruojamas gatvės, ten yra pastatoma. Galiu pasakyti kaip pavyzdį, už savivaldybės parke buvo metalinės
šiukšliadėžės statytos. Vieną rudenį visos buvo išpjautos ir priduotos metalaužo. Su paslauga pastatėm gelžbetoninės, kad jų nenunešta ir pavogtų. Aš suprantu, yra mažai, bet ieškosim galimybių. Aš pavedu seniūrį pasižiūrėti gatves, kurios reikalinga, ir priimsim sprendimą. Tai aš dabar galiu pasakyti, kuriuose šiaip Vytauto gatvė tai išvis tik tai prie autobusų stotelių ir prie Vaivorykštės parduotuvės ir prie knygyno, kiek liktai atsimenu. O šiaip tai visos tos pagrindinės gatvės, tai tikrai Bažnyčios gatvė, pavyzdžiui, pati gyvenu, į bažnyčią visi eina, visi šiukšlina, bet tai niekam neįdomu, nes ten tikrai nerandu nei vienos šiukšliadėžės. Tai iš tikro, aš taip galiu pasakyti, jeigu pastaba gera, ten kur nėra, bet jeigu mes turim autobusų sustojimus, autobusų sustojimai yra kas 300 metrų, 400 metrų, jeigu žmogus turi atlieką 400 metrų praeiti iki stotelės, tikrai nėra problema. Mes galim daug pristatyti, bet tada atsiras, o kodėl jos išvartytos, kodėl išdaužytos, kodėl išmėtytos. Bet ten, kur turim objektus, kaip pastaba bažnyčia, pavyzdžiui, jeigu yra bažnyčia ir žmonės tikrai renkasi ir jeigu nėra šiukšlių dėžių prie tokių objektų, tikrai mes turim pasirūpinti, nes visuomeniniai pastatai tikrai turi turėti šiukšlių dėžes. Čia logiškas pasiūlymas.